sveikinu visus suradusius šitą tamsų vakarą ir sniegingą kelią į šitą Zen centrą. Kai kas gal čia iš vis pirmą kartą ir buvo iššūkis atvykti ne centre. Tikiuosi, kad bus visiems prasmingas šis vakaras. Šiandien svečiuose mes turime mūsų Kvanum Zen mokyklos Lietuvoje vadovaujantį mokytoją Andžių Petrovskį, Giuseppe Psonim iš Lenkijos, kuris yra mūsų kaip ir globotojas Kvanum Zen mokykloje. Jis atsakys į jūsų klausimus, o įžanginę kalbą pasakys Algis, šitų namų šeimininkas, ilgalaikis praktikuotojas, dharmos mokytojas. Vertėjausiu aš, mano vardas Alvydas. Labas vakaras visiems, malonu visus matyti. Kai dėliojau šitas pagalbės, galvoju, negi ateis, dabar taip tuščia buvo, čia prieš valandą. Bet vis tiek, pilna salė susirinko. Maybe to translate loudly to Dorot also. No, English. Okay. Aš galvoju, ar daryti į anglų kalbą garsiai. Should I translate loudly to English or? Yeah, it's better. So Algi said I was looking at these empty places and thinking if somebody comes this evening. Ir man visą laiką sunku iš tikrųjų kalbėti, kada reikia kalbėti apie Zen. For me it's difficult when it's necessary to speak about Zen. Ir aš atsimenu, mano pirmos dharmos kalbos tai būdavo kažkur užsienio, tai Lenkijoje, ar Amerikoje. First Dharma talks have been happening abroad, in Poland or in America. Ir aš atsimenu, ten dar po 93 metų, tai ten apie nepriklausomybę kalbėjau, apie mitingus visokius. It was around the year 1993 and I was speaking about independence, about all kinds of meetings which were happening here. Ką nors įdomaus papasakodavau ir I could say something interesting then for people abroad. Bet Amerikoje aš atsimenu mūsų mokytoją Barbara Rausinė, sako, gerai, viskas labai įdomu, o dabar sako apie Zeną papasakoti. But then they had main teacher of our Kvanum School of Zen, Barbara Rhodes, Zen master, used to say, yes, it's very interesting, but now speak about Zen. Ir aš atsimenu, toj kelionė buvo labai įdomu, pabaigoje už kelių mėnesių buvo nauji mokytojai į šventėme, mokytojų ceremoniją. And I remember that trip that at the end of my staying there, new teachers had ceremony of Inka transmission. Ir ten būdavo tokie dharmos mūšiai, kur naujas mokytojas atsisėda ir tada bet kas gali užduoti jam tokį klausimą. And then these dharma combats had been happening when new to come teacher has to sit and everybody comes and gives some tricky questions. Ir tada Zen meistras Ubongas atėjo tam naujam mokytojui uždavė tokį klausimą. And then the master Ubong came and asked this new to-be teacher the question. Sako, tu dabar čia kalbėjai apie Zeną, o dabar pasakyk, o kas yra Zenas, sako, visą laiką kalbėjai tą mokytoją, o dabar pasakyk, kas nėra Zenas. And the question of this, the master Ubong was, now you were speaking about Zen, now tell me what is not Zen. Ir, žinau, aš tai taip klausiau, nebuvo pasakyta, ar jis teisingai ar neteisingai sakė, bet man atrodo, tas mokytojas, jam buvo sunkus klausimas.
And I am not sure if this new teacher answered correctly or not correctly, but it looked like it was a difficult question for him. Jo, tai man tai lengviau būtų tada kelt kitaip klausimą, reiškia, kodėl aš praktikuoju, kodėl aš čia ateinu. For me it's maybe more important question why I'm practicing, why I'm coming here. Ir iš tikrųjų tai, toks, gal kaip čia pasakius, toks radikaliausias taškas, kuris mane įkvėpė paskui vis tiek ateiti, nors šis gyvenimas, jis kojas kaišioja, visiems kaišioja, nes čia visi, kas labai ilgai praktikavo, tai nutolsta, tai artėja, nėra taip lengva suderinti tą gyvenimą, kasdieninį gyvenimą su praktika. And for all of us, for me and for all of us, it's not easy. This everyday life makes troubles and sometimes disturbs practice, and not easy to combine my life, our life and practice. But the radical point for me was mūsų taisyklės iš tikrųjų. Mes skaitom taisyklės ir yra Susano šventyklos taisyklės, kur tose knygelėse. Our temple rules, which you can find in our chanting books. Ten yra parašyta, kad jei nesi pasiekęs nušvitimo, tai nelašo vandens išgėręs tu nebūsi kažkaip. Then it says that if you are not attained enlightenment, it's like you have not even tasted one drop of water, something like that. It says that in these temple rules. Ir iš tikrųjų, aš kadangi iš šitos krikščioniško konteksto atėjęs, tai iš tikrųjų ta praktika, dvasinė praktika, tai atrodo, kad yra kažkoks normalus stojus, yra normalūs žmonės, yra kažkokie ypatingi ten aukštai debesyse ten, nežinau, šventieji, mistikai, nušvitę kažkur ten aukštai. And since I came from Christian tradition, then it's like some division. It's normal people, regular people, and all these saints somewhere in the high in heavens. Jo, kad iš tikrųjų tas posakis iš tikrųjų, tai jis man sako tas, kad kol nepasieksiu nušvitimo, nelašo išgėręs tu nebūsi, tai kad iš tikrųjų mes, nėra taip, kad mes iš normalių žmonių praktikos dėka bandome pasiekti kažkokį ypatingą lygį, bet iš tikrųjų, kad mes, ta praktika mums padeda, ta praktika, aš tikiu, jinai tiesiog padeda tapti 100% žmonėmis, nes jos dėka, reiškia, kai... So this saying in this chanting book in the temple rules, that if you do not attain enlightenment, it's like you did not even taste one drop of water. For me, it's like reminding it that it's not for some saints and some incredible people, but for everyday life. Actually, it's like drinking water. Jo, taigi, aš skaitau, kad ta praktika tai yra toks kelias. Tikiu reiškia, kad tai yra toks kelias į tą tapimą 100% žmogų. So I believe this practice is the way into becoming this 100% human being. Tai ačiū, aš viską pasakiau. So thank you, I said everything. Good evening, everybody. Labas vakaras visiems. Thank you for coming. Ačiū, kad čia atėjote. Gal nereikia vertimo, gal visi angliškai norite klausytis ir supranta, ar nereikalingas vertimas. I think maybe translation is not necessary. I think necessary, okay. Still job for you. No, I was just question. We hope you'll be jobless, but yes. Not this time. I will just listen. Okay, no problem. Okay, so I'm very happy to be here again. Džiaugiuosi vėl čia būdamas. So maybe not everybody knows, I have the honor to be a guiding teacher to Lithuanian Sangha for how long?
13 years maybe. Ir Maybe galbūt- 13 galbūt years, maybe netgi- 14. Egle, what was the first year? 14. Maybe. 14 years. Okay. So 2001 I started to come here. Taigi galbūt ne visi žino, bet mokytojas yra mūsų, aš jau kaip minėjau, mūsų vedantysis mokytojas, So mūsų Lietuvos Kvanumzen mokyklos ir tai jau yra 14 metų, mes suskaičiavome. So I feel a little bit like Lithuanian citizen. Aš jau beveik jaučiuosi kaip Lietuvos pilietis, So Lithuanian Dharma citizen. Lietuvos dharmos At pilietis. least. Bent jau tiek. So being here is always for me like coming home. Buvimas čia ir man visada yra kaip lyg tai grįžimas namo. The reason of coming here is always the same for me. Priežastis, dėl ko aš čia atvykstu, yra vis laik ta pati. So we call this great matter of life and death. Mes vadiname tai didžioji gyvenimo ir mirties dalykų. So the goal of this place, of our practice, is to find what is this great matter of life and death. Ir tikslas mūsų šitos praktikos, šitos vietos yra atrasti, kas tai yra didysis gyvenimo ir mirties dalykas. Which means what Agis referred to. What does it mean to be a really human being? Kas iš esmės reiškia, kaip Algis paminėjo, ką iš tikrųjų reiškia būti tikrų žmogum. What is most essential? What is something which is most essential in human being? Kas yra pats esmingiausias dalykas žmogiškume, buvime žmogiška būtybė. In fact, this question was something which pushed me from the very beginning almost of my life, as far as I remember. Iš esmės šitas klausimas nuo pat mano gyvenimo pradžios mane kaip ir stūmė, kiek aš pamenu. So, at first stage, this question served me a lot of trouble and suffering. Pradžioj šitas klausimas man davė daug rūpesčių ir kentėjimo. But finally, it was something which brought me to Dharma and showed me this best way, I think, which can clarify this question. Bet galų gale šitas klausimas atvedė mane prie Dharmos ir mano manimu to geriausio kelio, kuris padeda išsiaiškinti šitą didįjį klausimą. So I think this is the same for all of us, yes? Tai aš manau, čia visiems panašiai yra. That's why you decided to spend this evening in this place. Todėl Which jūs looks a little bit strange, exotic. Todėl nusprendėt čia praleisti šį vakarą šitoj vietoj, kuri atrodo gal kiek keistoka, egzotiška. But also has some special meaning. Bet taip pat turi specialią prasmę, Difficult to describe. kurią sunku apibrėžti taip paprastai. As Algi said, it's difficult to speak about Zen. Kaip Algis minėjo, yra sunku kalbėti apie Zeną. But why difficult? O kodėlgi sunku? This difficult is very simple. Tas sunku yra gan paprastas. Because the meaning of Zen is before speech and thought and thinking. Tai dėl to, kad Zenas yra, Zeno prasme yra prieš mąstymą ir prieš žodžius. Okay. Not because it is very, very difficult, Ne net dėl to, kad jis yra kažkoks labai ten sunkus aukštų materijų dalykas. It is something more about experience, about direct experience, than about understanding and talking about this. Tai vis tik daugiau apie tiesioginę patirtį, negu apie tą supratimą proto ir kalbėjimą apie tai. This is something which is always in front of us, very shining, illuminating, hearing, seeing, experiencing this moment in this pure nakedness, openness. Tai yra gan viskas iš tikrųjų labai paprasta, visą laiką prieš mus tas tiesiog matymas, girdėjimas, užuodimas, toks kaip ir plikas pajautimas.
That's why in Zen we say open mouth already mistake. Todėl Zene mes sakome atvėrė burną ir tai jau klaida. But keeping your mouth closed is also a mistake. Bet laikyti burną užvertą irgi yra klaida. That means you must find the right speech in right time. Tai reiškia, kad turite rasti teisingą kalbą teisingų laikų. So this is the right time for your question and my answer. Taigi dabar yra teisingas laikas jūsų klausimams ir mano atsakymams. That's why, please, now you have time. Dabar todėl turite If tą you have any laiką. question, we can talk about it. Jeigu turite bet kokį klausimą, galime apie tai kalbėti. If not, you know, tea is waiting for us. Jeigu ne, tai galim tiesiog atsigerti arbatos, nėra problemų. You know, the one of the best Zen teaching is go and drink tea. So we can always find, you know, the wisdom of this teaching in our experience. No problem. Vienas geriausių Zen mokymų sako, eik gerk arbatos, tai mes visada galim šitą išmintį panaudoti. But maybe you have some question. Bet galbūt jūs turite kažkokių klausimų. Paklausti apie centrai, kurį koncentruojamės, medituodami, kodėl šitas centras? I wanted to ask about center into which we concentrate when we Kodėl meditate. žemiau vamos? Why this center is here below navel? Why it is important? Okay, so in formal meditation, you know, originally meditation does not need any technique. Iš esmės meditacija nereikia jokios technikos. It is like you can every moment you can discover through meditation. Kiekvieną momentą gali atrasti tą tikrąją You meditaciją. know, when the mirror becomes dusty, just make this. Okay, Kai veidrodis tampa dulkėtas, tu tiesiog nuputi tas dulkės. and it's shining again. Ir jau tas veidrodis vėl šviečia. This is meditation. Tai ir yra meditacijos esmė. In our school we don't do this, you know, but we have this technique, you know. Mes mokykloje savo nedarome to nuputimo, bet turime šitą techniką. Okay, so which means anytime, any place, always put down, let your thinking go away and come back to original clarity, which is before thinking. Tai reiškia, kad kiekvieną momentą po momento leisk savo mąstymu nueiti į šalį ir grįžk prie savo tikrosios prigimties, kuris yra prieš mąstymą. So the spirit of meditation means wake up and come back to your original true self, which is before thinking. Reiškia, tas tikroji meditacija reiškia stop, Yes, stop. put down your thinking Padėk į šalį savo mąstymą ir grįžk prie savo and come back to your original self, which is before thinking. prie savo tikrosios savasties, kuri yra be mąstymo, prieš mąstymo atsirandant. Always clear, shining, present, you know. Visada aišku, šviečiantis, esantis Completely awakened. pabudimas. But you know, it's easy to say, difficult to attain. Bet, kaip sako, lengva pasakyti, sunku padaryti, tas sunku That's why pasiekti. we have some techniques, Todėl Zen turime tas training, technikas, which help us. kurios mums padeda. So first of all, you must, like instrument. We have musicians here, yes? At least two, I remember. Čia yra panašiai kaip su instrumentu, mes čia turim keletą muzikų, kurie, bent jau keletą, kurie žino, ką tai Okay, reiškia. so if you want to use your instrument correctly, so you must tune your instrument of your life to this truth. Jeigu nori, kad instrumentas gerai veiktų, tai turi suderinti tą instrumentą su ta tiesa. You must tune your instrument. Reikia to suderinimo So instrumento. our existence, human existence, consists of body, breath and mind, according to Zen teaching. Sutinkamai su Zen mokymu, mūsų žmogiška egzistencija susideda iš kūno, kvėpavimo ir proto. When the instrument of body, breath and mind is not in harmony, the truth cannot appear through your life. Kai tas instrumentas kūno,
kvėpavimo ir proto nėra suderintas, tai tiesa negali pasirodyti gyvenime mūsų. That's why the training in correct formal meditation is very helpful and in fact is necessary. Todėl tos pratybos formalioj meditacijoje yra labai svarbios ir reikalingos. So, first of all, you must find your correct balanced body position. Taigi pirmiausia reikia rasti tą teisingą balansuotą kūno poziciją. Okay, so your body should be firmly rooted in the floor or in the ground. Kūnas turi būti tvirtai lyg įsišaknyjęs ant žemės, susilietęs. Yeah, so we have these 3 points, like knees and your buttocks. Taigi turime tos 3 tvirtus atramos taškus, keliai ir užpakalis. And this is yes, this triple base, yes, Tas lyg trišakis makes pagrindas strong foundation. Sudaro tik tvirtą pamatą sėdėjimui. Okay, and when you sit, put in the middle of this, put your center. Okay, so this is the center of your gravity. Kai sėdi viduje, tiesiog padėk tą centrą, tai yra tas centras mūsų svorio, kūno svorio centras. Okay, so when you sit correctly and make a little bit movements like this, kai sėdi teisingai ir padarai tokius kelis judesius iš šonus ir į priekį, your body will stop at the point of balance. We call this center, gravity center. Kūnas sustos kažkokiam balanso taške ir mes tai vadiname centru, tas gravitacijos arba svorio centru. This is not only in Zen sitting, but when somebody is training dancing, it is very important also to find your center, you know. When you want to be a good dancer, you must find your center, which means the center of your gravity, center of your body. Ir tai ne tik dzene, bet jeigu norite gerai praktikuoti šokius, irgi turite atrasti ten savo tą taip pat centrą. Okay, this center also represents your mind here and now. Ir tas centras taip pat atstovauja jūsų tą protą čia ir dabar. This is, you know, this center is half submerged in subconscious and it is conscious at the same time, you know. Some people say that at this point your consciousness and subconsciousness meet, you know. This is, you can realize this place, but this is half intuitional, in fact. Šitas taškas yra pusiau sąmoningas, pusiau nesąmoningas jo pajūtimas. Ir sakoma, kad šitame taške tas sąmoningas ir nesąmoningas suvokimas susijungia. Pasąmonė ir sąmonė. When you realize this center more and more, your life and is much more balanced, and there is not so much neurotic activity in your mind. Kai atrandate tą savo centrą, jisai sustiprėja, tada jūsų gyvenimas yra labiau balansuotas ir mažiau to neurotiškumo yra. And when you realize the contact, you know, with this center, you will feel energy flowing into your being. You know. Ir kai realizuojate tą centrą, tai juntate kaip energija teka į jūsų gyvenimą iš ten. Even according to Tibetan old tradition, they say that in this area there are 3 energy channels coming together. Lunar, solar and central channels are met in this area. Ir Tibeto tradicijoje sakoma, kad čia tame centre susitinka 3 kanalai, solarinis, lunarinis ir centrinis. Tai yra Saulės, Mėnulio ir centrinis kanalai čia susitinka tame centre. So this point helps you to organize, to control, to take under control your energy, which is usually a little bit disturbed. Tas taškas, tas centrinis taškas padeda organizuoti ir kontroliuoti tą jūsų energiją, kuri šiaip dažniausiai būna tokia sudrumsta, išsklaidyta. So your energy comes back to your original energy. Jūsų energija tada grįžta prie jūsų originaliosios energijos. Your original energy is the same as your clear mind. So when you reach your original energy,
the clear mind appears by itself. Ir ta originalioji energija yra tas pats, kas aiškus protas. Ir kai pasiekia tą originaliąją tą energiją, tai ir tas aiškus protas savaime atsiranda. So how it works, you must check for yourself. Kaip tai veikia, reikia kiekvienam pačiam atrasti. So when you find your balance here, Kai atrandate savo balansą čia, just make this area also the center of your breath. kai atrandate savo balansą čia, tai padarykite tą sritį taip pat jūsų kvėpavimo centru. Okay, so this point of balance, this is also the breath center. Tai yra taip, tai yra kvėpavimo centras, tas pusiausvyros balanso centras, kartu yra ir kvėpavimo centras, į kurį įkvėpiama ir iškvėpiama iš jo. So when you sit, put your attention here and follow your breath and let your mind also rest in this area. Kai atsisėdate, jauskite savo energiją čia, tam centre ir leiskite taip pat protui ten nusileisti. Okay, so this point, this area will unify, you can experience everything, the whole your being is melted into one. In this point you can experience this absolute unity and absolute unity with everything. Šiame taške galite jausti, kaip viskas susijungia į vieną ir tas ištirpsta vienyje viskas, visa absolute. Yes, it unifies you and it unifies you with the universe. Tai suvienyje jūs ir suvienyje jūs su visata. Because originally your energy and original energy and the original energy of this universe is the same. Nes iš tikrųjų jūsų energija ir ta originalioji visos visatos energija yra ta pati. Okay, so this is the technique we use during sitting meditation. Tai yra ta technika, kurią naudojame sėdėjimo meditacijos metu. But when you practice, it becomes not limited only to the periods of sitting, it becomes natural state of your being. The Sansanim used to say, don't keep your mind here, don't keep your mind here, but keep your mind here. Which means, whatever you do, just use your center, just do it out of your center. Not from thinking, just from doing, just do it mind. This is the center of just do it mind. Zen meistras Sungsanas sakydavo, kad nelaikykit savo energijos čia, nelaikykit čia, nelaikykite čia. Ir čia yra tas centras, iš to centro jūsų veiksmas atsiranda ir tas veikimo protas čia iš čia kyla. But to experience this, you must practice this. Bet kad tą patirti, iš tikrųjų reikia tą praktikuoti. So the musicians practice every day. That's why the beautiful music flow. Muzikantai praktikuoja kasdien, štai todėl tada gražiai ta puikiai muzika atsiranda. So when you practice meditation every day, you know the beautiful music of your original nature also appears. Ir kai praktikuosite meditaciją kasdien, tai taip pat graži ta muzika jūsų tikrosios prigimties atsiras. That's why, although we say that Zen is like selling water by the river, taigi nors mes sakome, kad Zenas yra kaip vandens pardavinėjimas ant upės kranto, or selling the snow in winter, arba pardavinėjimas sniego žiemą, so this cultivation is absolutely necessary to bring this teaching, this truth, this inner truth to life. Ši kultivacija reikalinga, kad pasiekti kad įnešti tą vidinę, tą tikrąją tiesą į mūsų gyvenimą. That's why I'm still coming here, you know, because todėl aš čia vis atvykstu. Okay, because we are coming here and we are doing the same, nothing new. Some people say Zen is boring, and you know, this is truth. Ateinam čia ir darom lyg ir tą patį, kai kurie žmonės sako, Zenas yra nuobodus, iš esmės tai gal ir tiesa yra. Zen is extremely boring practice. Tai yra ypatingai nuobodi praktika. Okay, but you know, that's our way, you know, you must die
out of this boredom. Bet tai yra mūsų toks kelias, jūs turit mirti iš to nuobodulio. But your small eye, we say small eye, okay? Bet tas mažasis aš iš You're checking, always wanting something new, always, you know, grasping, desiring mind is extremely bored because there is nothing special to get here. That's why it is completely bored. Tas mažasis protas, kuris ieško kažką naujo, kažką griebti, kažką tikrinti, jis iš tikrųjų tampa, jam čia yra labai nuobodu. Okay, so sometimes we go through the stage of rotting, kind of rotting, our small eye, our habitual mind. Taigi mes einame liktai per tą stadiją supūdinimo to savo mažojo įpročių valdomo aš. And when you come to retreat, your small eye very often complains. Oh, I don't want to be here again. The same chanting, the same people, you know, the same getting up early, yeah, and sitting. You know, this is so boring. Dažnai, kai čia pasirodome, mūsų mažasis aš skundžiasi, kad va, aš nenoriu čia sėdėti, nenoriu čia giedoti, viskas taip čia nuobodu. Yeah. So our small, you know, limited mind always complaining. Tas mažasis aš jo, jis pilnas nusiskundimų. Yes, but when you don't listen to this inner voice of complaining and tell it, shut up. Bet jeigu nesiklausote to vidinio nusiskundimų balso ir pasakote jam užsičiaupti, at some point it stops, it dies. Kažkurio momentu jis lyg sustoja ir lyg miršta. And now, and at that point, you know, very interesting. Very interesting. Tai tuo momentu kažkas labai įdomaus pasirodo. It's like opening, you know, all the I don't know how to say. Some teachers said that this is like old box, you know, when you have some wooden skrzynia. Skrynia, tokia medinė skrynia. Yes, and when you open this and then some shining jewel inside, very beautiful. Lyg atidaro kažkokią seną skrynę, ten deimantas ir nuostabi šviesa iš to. And everything is so beautiful. Ir viskas taip gražu. Very wonderful, you know. Labai nuostabu tada. One speck of dust, very interesting. Netgi maža dulkelė atrodo labai įdomu. Every moment becomes really, really truth. I would say mystical. Kiekvienas momentas tampa tiesa ir aš net pasakyčiau mistiškų, nes daug žmonių mėgsta tą žodį mistika. Yeah. But you must die. Bet jūs pirmiausia turite mirti. So once one student asked the master, how is it, master, when the man of great death comes back to life? Ir kartą vienas studentas paklausė, kaip yra meistre, kaip didžiosios mirties žmogus ateina į gyvenimą. Okay. But nobody can tell you. Bet niekas negali to jums atsakyti. Okay. Only you can find it. Tik jūs galite tai atrasti. So that's our training. Tokios yra tos mūsų pratybos. More questions? Daugiau klausimų? I could ask. For example, when I'm sitting, sometimes I feel that this small I is in this context of activities. He gets pleasure and happy that he could sit thinking something, creating, reflecting, experience, and happy to be alone, being quiet, and he doesn't say that it's boring. So maybe it's too little sitting or something. Yes, so it's all fine. Sako, kad kartais sėdint tas mažasis protas kaip tik džiaugiasi, kad va turi progą nieks netrukdo ramiai tyloj pabūti, tampa labai aktyvus ir visai nenuobodžiauja, o kaip tik labai visokių daug idėjų ir visokių dalykų. Tai ta prasme gal per klausą, gal per mažai praktikos, per mažai sėdėjimų. Yeah, so you are very fortunate because you get to the very interesting movie. Some people have very boring movies. Pasisekė, kad Some very romantic movies.
Tau tenka įdomus labai filmas, kai kuriems Sentimental. žmonėms nuobodus, kai kuriems romantiškas, kai kuriems sentimentalus tas filmas būna. But it is still movie. Bet čia vis tiek dar yra Which filmas. means there is beginning and there is the end. Tai reiškia, kad yra pradžia ir yra pabaiga. Okay, so if you are attached to this movie, Jeigu prisirišęs prie to filmo, you will soon have a problem. Okay. anksčiau ir vėliau atsiras problema. Okay, so don't attach to this movie. Okay, always look for this person, you know, for this subject. Who is aware of this? Who is seeing this movie? Who is the watcher of this movie? Visada žiūrėkime ne tą filmą, bet kas yra tas, kuris tą filmą mato, suvokia tą filmą. Ir iš esmės tai klausimas, kas aš esu. So, good movie, bad movie, interesting, boring, it doesn't matter. Geras ar blogas filmas, įdomus ar nuobodus, tai nesvarbu, neliesk to. Every moment come back to this original question. Who is the watcher? Kiekvieną momentą grįžk prie to originalaus klausimo, kas yra tas žiūrėtojas to bet kokio filmo. Or if you like it more, you know, who is the filmmaker? Arba kas yra filmo kūrėjas, kitaip tariant. What is the source of this? Okay. So at this point you put down, you know, you don't touch this movie, and it is like in Zen, some teachers said this is turning the light of your mind inside. Okay. Kai kurie mokytojai sako, Make a kad step backward and look inside. tai reiškia, kad atsukti tą šviesos, proto šviesą į vidų, tai atsitraukti ir persukti dėmesį iš išorės į vidų. Okay. It's still, I think it's more practice. Yeah. You know, some people, this is our karma, some people like sad movies. Constantly sad. Some Mūsų karma, kai kurie žmonės mėgsta like more liūdnus, comedian style movie. kai kurie žmonės liūdnus filmus mėgsta visada liūdni. This is Kai kurie also mėgsta karma, labiau okay. komedijas, kažką linksmo, protę savo mato, bet vis tiek tai yra karma. Okay. But you still must understand. Bet vis tiek reikia suprasti, Who is the owner of this habit? kas to įpročio Who is the savininkas, kas yra filmo kūrėjas. Okay. So who is this? Tai kas tai yra? Don't know. Nežinau. Okay. So in fact this is the essence of our dharma. Don't know. Tai yra mūsų dharmos esmė, tas nežinau. Don't know means that your thinking is stopped. Nežinau reiškia, kad tavo mąstymas yra sustabdytas. Okay. When your thinking is stopped, you come back to before thinking mind. Kai mąstymas sustoja, tada grįžti į tą prieš mąstymo protą. Cultivate this state of mind. This don't know. Kultivuok tą nežinau protą, tą proto tokią būseną, nežinau. Don't check this. Netikrink to. Don't check this work. Just continue. Netikrink to darbo, tik tęsk jį. This is like the hen or chicken sitting on the egg. She doesn't check the egg, only gives warm. Čia kaip višta, kuri sėdi ant kiaušinio, netikrina visą laiką ten to, bet visą laiką sėdi, duoda šilumą tam. Nobody knows what is inside. Niekas nežino, kas ten But viduje. don't check, just keep it warm. Okay. Netikrink to, nenagrinėk, o tiesiog duok tą šilumą nuolat. Okay. So we say that inside this egg is Buddha. Okay. Mes So when you sakom, give it a lot of warm, kad viduj to kiaušinio yra Buda, kai duodi pakankamai šilumos, so at one point Buddha is born. kažkurio momentu gimsta Buda. So don't waste your time watching your movies. Just Taigi negaišk laiko žiūrėdamas savo filmų. be more interested in this egg, okay? Būk labiau susidomėjęs And to giving warm to to this egg. kiaušiniu ir davimu šilumos tam kiaušiniui. Only what am I? Don't know. Tik tai, kas aš esu, nežinau. Hmm? Are you coming to our retreat?
Ar dalyvausi atsiskyrime? No, why not? Kodėl ne? Why not? Immersed. Too much movies, yes? Per daug filmų, ar ne? Yeah. You go to movie festival. Making new ideas and You can still change your plans. Who is the boss of your life? Gali pakeisti Why? tą You? Huh? Your wife? Oh yes, it's very difficult movie. kas yra gyvenimo tavo šeimininkas, sako žmona, o sako tai Wife rules, yes, I know. sunkus filmas. Žmonos So invite your wife too. You have Yes. still 3 months. Pakviesk žmoną ir mes turime dar tų kilimėlių čia ir pagalbėlių. So you must promise your wife. Oh, my wife, I love you so much that I must go to retreat. Gali sakyti žmonai, o aš tave taip myliu, kad aš turiu eiti atsiskyrimą. And I will promise that you will get a better husband. Ir pažadu, kad iš to gausi geresnį savo vyrą sutuoktinį. And then when you go back to home after a retreat, you can buy some nice gift. Ir tada grįždamas iš Beautiful atsiskyrimo gali nupirkti kažkokią dovaną arba gražių gėlių. But training is necessary. If you are really interested in Zen, coming to Zen lectures is not enough. Bet tas treniruotės yra reikalingos, jeigu susidomėsis Zenu, vien tik atėjimas į paskaitas, to nepakanka. Practicing at home is not enough either. Taip pat ir to praktikavimo namuose vien tik tai irgi nepakanka. This together training has really special power and special value. Tos pratybos kartu tikrai turi specialią jėgą ir specialią vertę. So maybe not tomorrow, so the next time, okay? Jeigu ne rytoj, tai tada kažkada kitą kartą. Because time is not waiting for us. Nes iš tikrųjų tas laikas mūsų nelaukia. You already understand this. Jau tą supranti. The death comes in. Mintis ateina ir nukerta. Yeah, so. More question? Daugiau klausimų? Ką reikia nusilinkimui? This young boy has question. Yes? Tas jaunas vaikinas turi klausimų. Yes, I can see it in your eyes. Matau akise, kad yra klausimų. Yes. Okay, so you are writing. So Now, why bowing is necessary? Why bowing is necessary? who is asking? This guy is asking. Actually, it is my question. I'm too embarrassed to ask, so you can say. Yes, interesting. Why is necessary? It is not necessary. What is the meaning of it? Kokia prasmė jo nusilenkti. So it is not necessary. Our practice is not necessary, because Nėra būtina nei tie nusilenkimai, nei iš vis mūsų praktika. because before practice we are already complete. Nes dar prieš praktikuodami mes jau esame išbaigti, tobuli. Yeah, but this is only nice fable, nice theory. Bet tai yra tik graži teorija iš tikrųjų. Nobody has found the better way. Niekas nėra radęs geresnio kelio. Yeah, so your question is about vows, yes? Yes. Yes, I just yes, wondering, do they have some special meaning, or maybe it's not about the meaning, just... Yeah, so vows are part of our formal training. Taigi tie nusilenkimai yra dalis mūsų formaliųjų pratybų. And generally bow is very important because it helps us to put down our pride, our attachment to I, my, me. It helps us, the bowing mind, not only the bowing body, but the bowing mind helps us to reflect on our life. Tas nusilenkimas yra svarbus, kad
Jis padeda atsikratyti to mūsų išdidumo, to aš mano man. Tai ne tik kūno nusilenkimas, bet kartu ir toks proto nusilenkimas. So this bowing mind is more important than bowing body. Tas nusilenkiantis protas yra svarbiau negu nusilenkiantis kūnas. There are some people who cannot bow because their body does not allow them to do this. Kai kurie But žmonės their practice is not worse. negali nusilenkti, nes kūnas neleidžia dėl kažkokios ligos galbūt, bet jų praktika dėl to nėra blogesnė. Okay, as long as they have this bowing mind, Jeigu the bowing of body is of secondary importance. Jeigu tu yra tas nusilenkimo protas, tai tas kūno nusilenkimas yra antrinės reikšmės. Bowing means put down your I, my, me. So your small I bows in front of your big I. Okay? Nusilenkimas reiškia padėk į šalį tas aš mano man ir tas mažasis aš lenkiasi didžiajam aš. So at the point of bowing, your small mind dies, and what is born is your big mind. Nusilenkimo metu tas mažasis aš miršta ir kas atsiranda, tai tas didysis aš arba tikroji savastis. We call this sometimes a small repentance ceremony we do every day. Mes vadiname tai nedidelę atgailos ceremoniją, kurią darome kasdieną. Because we are very selfish beings, Nes mes esame gan savanaudiškos būtybės, so this bowing is very important. taigi tas nusilenkimas yra labai svarbus. Okay? It reminds us, I apologize to all sentient beings for my bad deeds. Primena, tai duoda tokį atsiprašymą prieš visas gyvas būtybės, prieš už mūsų netinkamus darbus. So it is said that this bowing practice clears away, this bad karma. Sakoma, kad Karma tas which nusilenkimas limits our mind. pašalina tą blogąją karmą, kuri riboja mūsų protą. But as in physical dimension, it is also very good to practice bowing practice because it arouses your energy, wakes up the energy of Fizinėje your body mind. dimensijoje irgi taip pat tas nusilenkimas yra svarbus, nes leidžia atgaivinti tą energiją. It hits the demon of your laziness. Tai suduoda tam tingumo demonui. Yeah, so it's not so easy, to stand up and 108 times, ups, down and up. Nėra taip lengva, pavyzdžiui, 108 kartus nusilenkti ir vėl atsistoti. Okay, so when you just do it, your body and mind receives a lot of energy. Ir kai tu tik darai, tai tavo kūnas ir protas gauna labai daug energijos. Yeah, so, but as I said, the most important is your bowing mind. Bet kaip ir jau minėjau, svarbiausias yra tas nusilenkimo protas. Then in our formal practice, there is a lot of bowing. Not only these formal prostrations, but when you go to the Dharma room, you bow to Buddha. When you go to teacher's room, also teacher and student bow to each other. During our formal meeting, we bow in some moments, some points. So this bowing, which means that your small I slowly dies. Okay? Tai reiškia, kad mes nusilenkėm ne tik tos 108 ten ar daugiau nusilenkimų darom, bet yra daug nusilenkimų čia ir įeinant į darbo salę ir mokytojas susitinkant su mokiniu ir prieš valgant ir daug kartų. Ir tai reiškia, kad mes nusilenkiam ir tas mažasis aš kiekvieną kartą miršta. So this is also part of our formal meditation training. This is meditation with movement. This is like mantra. Tai yra lyg meditacija judesija, lyg mantra. Kartojant ir kartojant. Then your thinking mind stops. Tada tavo mąstantis protas sustoja. So we call this, so this bowing practice is also mantra, kind of mantra. Taigi ta nusilenkimo praktika yra irgi taip lyg ir mantra. Don't think, just do it. Nemąstyk, tik daryk tai.
išversti arba lietuviškai. No, lietuviškai. Задруги питання, то політехську погано. Čia, kai buvom Kaune, mokytoja, mūsų mokytoja, Bonšim, jos paskaita buvo. Ir vienas klausytojas tokį provokuojantį klausimą uždavė, o kas nepatinka budizme. Ir tada jinai atsakė, pakreipė klausimą, kad galbūt apie tam tikrus pavojus budizmo kalbėjo. Ir vienas iš jų tai buvo, kad sako, jeigu žmogus daug medituoja, bet neišlaiko tos krypties, teisingos krypties neišlaiko, tai jis gali daug, čia pasakyti, destrukcijos ar žalos netgi sukurti. Tai aš norėjau klausimą apie tą kryptį. Gal išvesti, aš tada atsakysiu. Добре, це по польську. То як в Ковні була Bonšim, to ona opowiadała o buddyzmie i wtedy jeden jeden słuchacz takie prowokujące pytanie zadał. Mówi, opowiadała się o buddyzmu, a co nie podoba się w tym buddyzmie? A ona wtedy tak trochę przekręciła, mówi, ja nie chcę mówić, co nie podoba się, ale co widzę jako niebezpieczne dla buddyzmu. Co w buddyzmie, ale w tych ludziach, jakie błędy popełniają, niebezpieczeństwo. Jedna z nich powiedziała, że ludzie, którzy czasami ludzie bardzo dużo praktykują, to ale nie mają kierunku właściwego, to oni nawet mogą zrobić dużo takiej destrukcji czy szkody. To tego. Ja znowu o tym kierunku, bo nie widziałem, żeby ktoś oddał swoje pieniądze w sali darmy, czy jak to powiedzieć, jak to mamy różne te obowiązki domowe i dla rodziny, i dla innych, dla siebie, ten balans, jak to powiedzieć, jak to tak czasami jest niejasne. O tym kierunku, tak naprawdę. Aš noriu pasakyti, kad man dėl tos krypties kartais klausimų kyla, nes iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, nemačiau, kad čia Dharma Sąlykas visą savo santaupas būtų davęs kolegai, reiškia, ar dar kaip nors, reiškia, vis tiek, tas, kaip čia pasakyti, turi ir padėti, bet kartu ir pats turi, kaip čia pasakyti, negali viso savęs, kaip čia pasakyti, pasisaugoti, ar kaip ta pusiausvyrą tarp tų savo interesų ir kitų interesų, kaip čia dabar. Ar galėtų gal taip tiksliau kažkaip pakomentuoti. Mam jakiś skomentować ten bilans między dbaniem o innych i o sobie, czy jakoś o tym kierunku porozmawiać. Okay, so direction, yes, so Taigi apie kryptį klausimas. So in fact it is very simple. Iš tikrųjų tai yra labai paprasta. In our school we have this complete teaching about this direction. Mūsų mokykloje turime išbaigtą mokymą apie tą kryptį. It is called substance, truth and function. Tai yra apie substanciją arba esmė, tiesa ir funkcija. So first of all, we teach about substance. Pirmiausia, mokome apie tą substanciją arba esmę. So the substance is like this. Substancija yra taip tas kaip... So this is something before thinking. At this point you must put down everything and becomes really one. Tai yra ta substancija kažkas prieš mąstymą, tai reiškia padėti į šalį mąstymą ir tapti visiškai tai to, kas yra prieš mąstymą, vienu. At this point there is no you, there is no me, there is no universe, there is nothing as separate. Šiame nėra tavęs, nėra manęs, nėra visatos, nėra nieko atskiro, viskas yra This point is, you know, this is crucial point. It already breaks through this division I and no I.
At this point, you are really one with everything. Šis taškas, kai prieš mąstymą atsiranda, dingsta tie visi padalinimai į aš, mane, tave ir viskas tampa vienu iš tiesų. And then look, what is the truth of this moment? Ir tada žiūrėk, kokia yra tiesa šito momento. Okay, the wall is white. Siena yra balta. The floor is blue. Grindys mėlynos. People sitting in front of you. Žmonės sėdi prieš mus. Then, so this is the truth. Everything is just as it is. Tai yra tiesa, yra taip, kaip yra. Then, what is my relationship, situation, relationship and function? Ir tada, kokia yra mano situacija, santykis ir funkcija. Okay, so how can I use this point, this moment, in the best way I can? Kaip aš galiu panaudoti šį momentą geriausiu būdu, kaip tik aš galiu. So, if you are here with people, don't think about your wife and children. Jeigu esi čia prie su žmonėmis, negalvok apie savo žmoną, vaikus ar ten draugus išorėje. Do, just, you have, you know, so the next moment you can be dead. Daryk dabar, ką būtent šis momentas so creating something beyond this situation is complete delusion. Just use your bodhisattva heart, bodhisattva mind, just here and now. You do something the best. Tiesiog daryk dabar va šį momentą, kas yra geriausia daryti, nemastant apie tai, apie kažkokią ten ateitį, nes kitą momentą jau gali būti miręs iš tikrųjų. Tiesiog panaudok geriausiai dabartinį šį momentą. When you are with your family, with your son, with your wife, su šeima, su sūnumi, don't think about, you know, retreat. Negalvok tada apie atsiskyrimą. You know, displays, your son, your friend. Just be with your family. Tada būk su savo šeima. Okay. So you know, the problem is our thinking and dividing mind, which always splits everything and is completely lost in this, you know, the world of separated things. Problema yra tas mūsų dalyjantis protas, kuris visada viską padalyja ir atsiranda plyšiai tarp dalykų ir mes pasimetame toje maišalinėje. But the truth is like glue, okay? It makes everything connected. Tiesa yra kaip klijai, padaro viskas sujungta. Okay, so this is like dancing, okay? When we dancing together, our bodies are very close and becomes one body. You know? Kaip šokis, jeigu du žmonės šoka, tai kūnai tampa kaip vienas ir viską kartu. Be completely one with the situation. Tai yra visiškai susijungiama su situacija. Feel this. There is no, in good dancing, the bodies of dancers permit each other, interpenetrate. Tai yra gerame šokyje, šokėjų kūnai vienas į kitą pereina, susijungia. When you start to think, you lose the connection with your partner, which means your situation. Kai pradedi mąstyti, jau prarandi tą ryšį su savo partneriu, tai reiškia ir su visa situacija. When you lose this connection, you lose your direction. Kai prarandi tą sąryšį, tai tada prarandi ir savo kryptį. Which means you cannot help this world. Tada tai reiškia negali padėti šiam pasauliui. When you are separated from it. Nes tu esi nuo jo atsiskyręs. So that's why it's important to attain really this. Taigi dėl ko svarbu atrasti šitą prieš mąstymą. At this point everything becomes one. Šitame taške viskas tampa vienu. It is like embracing your partner and become boom, okay? We are one. And then you can make beautiful dancing. Tai kaip apkabinimas partnerio. If you don't become one, the dancing will be ugly and disharmonious, and everybody will see, oh, these partners are not for themselves. Tai tada tas, kai tampi vieno, tai lyg apkabinti partnerių, tas šokis tampa iš tikrųjų teisingu, o jeigu nėra to ryšio, tai tada visi mato, o tie partneriai šoka bjauriai. So in fact, this our teaching, how can I help, means it's a teaching about becoming one, because you cannot know how can you help if you don't become one. Ir visas tas mūsų mokymas apie tai, kad padėti visoms būtybėms, tai yra būtent apie tą
tapimą vienu, nes jeigu tu netampi vienu, tai kaip tu gali žinot, kaip tu gali padėti. That's why everything arises from our practice. Because in practice we really attain this substance which is universal for you, for me. Tai todėl viskas atsiranda iš tos praktikos, nes toj praktikoje mes atrandame tą substanciją, kuri yra ta pati visiems čia mums esantiems. Okay. Attaining this substance is attaining this undividing, this undivision, this unity. Pasiekimas šios substancijos yra pasiekimas šito nepadalinimo, to vienio, vienumo. Okay. Then you know what you do. Tada tu jau, kai tampi vienu, jau ir žinai, ką daryti iš tikrųjų. Okay, so one teacher, Bernie Glassman, this is successor of my Izumi Roshi. Vienas Bernie Glassman, vienas mokytojas, Bernie Glassman jo vardas, Izumi Roshi mokinys. A long time ago he became famous because of creating some special organization which built some bakery in New York, which give some work to unemployed homeless people. Jisai buvo, pagarsėjo to, kad kažkada įkūrė kepyklą New York'e, kur ten įdarbino bedarbių žmonės, darė jiems darbo. And somebody asked him, where did you get your inspiration to this work from? Ir kažkas jo paklausė, kur tu gavai įkvėpį, kas tave įkvėpė šitokiam darbui. He said, you know, this is simple. When your hand is bleeding, is cut and bleeding, you don't think, you don't hesitate, or shall I help this hand or not? You immediately stop this bleeding and put some bandage or Jis palygino, kad tai yra tas pats kaip su ranka, jeigu kraujuoja, tu negalvoji, ar aš čia turėčiau padėti į savo ranką ir nepadėti, tiesiog iškart griebi ir bandai sustabdyti ir uždėti kažkokį tvarstį. Why? Dėl ko? Because you have no doubt that this hand is you. Nes tiesiog neturi abejonės, kad ta ranka esi tu, tai tavo ranka. Okay. So if this hand, if you feel this hand like something alien, something from outside, maybe you would start to check. Oh, maybe I will not. This is not my business. Jeigu tu traktuosi tą ranką kaip kažką ne tavo, kažką esančią išorėje, tu galbūt nutarsi, ne mano reikalas čia ta ranka. Kraujuojantį ranką aš čia nepadėsiu. Yes, but because this hand and you are one, you know what to do. Bet kadangi tu ir ta ranka esi viena, tai tu jau iškart žinai, ką daryti. You know what I mean. The crucial point is to become one. Taigi tas esminis taškas yra, kad tapti, tas esminis dalykas yra, kad tapti vienu. Okay. So one, which means this. Vienu tai reiškia tai. Okay. This point, attain this point. Pasiek šį tašką. Then, only then, you can become one. Tik tada tampi vienu. And you can see clearly, ir gali matyti aiškiai, hear clearly, girdėti aiškiai, touch clearly, liesti teisingai, which is perceiving the truth, kas reiškia suvokti tiesą, and also act clearly, which means function. Ir taip pat veikti aiškiai, kas reiškia funkciją. Yeah. So this is direction. Tai ir yra ta kryptis. Always here and now. Visada čia ir dabar. Always becoming one. Visada tapti vienu. When we check, we don't know. Kai mes pradedame tikrinti, abejoti, tada mes nebežinom ir esam pasimetę. Yeah, but when you really don't know, bet kai iš tiesų nežinai, tai tada žinai. When you are with your family, be 100%. Kai esi su šeima, tiesiog 100% geras vyras ir geras tėvas. When you are in this place, be the best abbot or the protector of this place. O kai esi šioje vietoje, būk geriausias abatas ar ten šios vietos saugotojas, pasirūpink, kaip gali geriausiai šitą vietą. Every moment of your life, just let's open our hearts. Kiekvieną gyvenimo momentą tiesiog atverkime savo širdis. Let's embrace this world with our heart. Apkabinkime šį pasaulį savo širdimis.
then this heart will be our guide, and we will never lose our direction. Ta širdis bus mūsų vedlys ir mes niekad neprarasime savo to kelio. Yeah. And first of all, don't be Buddhists. Ir visų pirma, nebūkite budistai. Yes. So this guy asked Bonshim Sansanim, what is dangerous? Yes. What is dangerous? Klausė meistras Bonshim Sansanim, kas yra po. He asked what she didn't like in What she- Buddhism. Yes, what she didn't like. Yes. Kas jai nepatinka budizme. Yeah. So when you start think, I am Buddhist, this is the birth of ignorance. Jeigu tu pradedi And galvoti ar sakyti, aš esu budistas, tai pradžia to neišmanimo. Our practice is not to become Buddhists. Mūsų praktika yra ne tam, kad tapti budistais. Our practice is to become Buddha, Mūsų praktika yra, kad taptume Buda, not Buddhists. ne budistai. But what does it mean, Buddha? Bet ką reiškia Buda? Wake up, Reiškia pabusk, okay? Become one, tap vienu, perceive the truth, and find correct function. suvokti tiesą ir atrasti teisingą funkciją. Wake up. Taigi pabuskite. Hmm? Klausimas. Wow, so I talked so much. Aš tiek daug kalbėjau. Tas pilnas asmenis, ar ne, prirašyti. Man klausimus atsakė. You are studying something? He said you answered your question, his questions. Oh, Already jau I'm atsakė, sorry. nebėra klausimų But dabar. still you can ask the question. Vis tiek dar galima užduoti klausimų. Yeah, you can keep your question for yourself, okay? Galima ir savo pasilaikyti, bet jeigu yra galima užduoti dabar pats laikas. You know, in fact, the most important question for you, teacher is not able to answer. Sorry. Patys svarbiausių klausimą, kuris tau yra svarbiausias, mokytojas negalės tau atsakyti. So let this question be the fertilizer of your practice. Geriau tas klausimas, tegu tampa trąša tavo praktikai. More question? Daugiau klausimų. Kodėl 108? Why 108 apie nusilenkimus čia? Why 108? Why this figure? Why this figure 108 bows? Why not different figure? Because we like it. Nes mums patinka This answer I know. So, šitą atsakymą. the only one. I know too. Vienintelis žinomas atsakymas. Okay. Is it obligatory to believe in karma? Because for me it's not very familiar concept. No, it is not obligatory. But Ar yra būtina tikėti į karmą, nes tas koncepcija jam žmogui nėra artima, ar ne? From Christian context and so on. Iš krikščioniško konteksto ta visa karma nėra kažkas artima. no, it is not necessary to believe. Nėra būtina tikėti, It is necessary to experience. bet svarbu yra patirti. You don't have to believe in karma. It Ne- works. Nebūtinai turi tikėti karmą, jinai veikia. Okay, look. This is what is karma? Kas yra karma? Karma is not something like fate, Likimas. fatum. Karma nėra tas pats, kas likimas, pavyzdžiui. This is the sequence of cause and effect. Tai yra tai seka priežasties ir pasiekmės. If you look at this moment, Jeigu žiūri šį momentą, you can see direct connection to the previous moment. gali matyti tiesioginį ryšį su prieš tai buvusiu momentu. Because you asked me your question, I'm answering. your Kadangi tu question. paklausai klausimo, aš atsakau į tą Okay. klausimą. If your question didn't appear, my answer will not appear. Jeigu Will not tavo appear. klausimas būtų neatsiradęs, tai ir atsakymo tada nebūtų. You can also see the effect of your question.
Taigi gali matyti efektą savo klausimų. So when you look in your life, you can always see karma, which means the sequence of cause and effect. Taigi, jeigu žiūri savo gyvenimą, visą laiką gali matyti tą karmą, tai yra ta seka priežasties ir paskui po to sekančios pasiekmės. Yeah. This is the basic meaning of karma. Tai yra ta bazinė prasmė tos karmos svarbiausia. Okay. So that's why we teach watch your step. Dėl to ir mes mokame, žiūrėk, kur eini, tas tam mokymas. Where are you going? Kur eini? Okay. When you do something, why do you do this? Jeigu darai kažką, dėl ko tą darai? Okay. So this is karma, cause and effect. Tai yra ta karma, tai yra priežastis ir pasiekmė. Okay. So karma means the responsibility is on our side, not some God outside, not some demons, not some bad, I don't know. Karma reiškia, kad atsakomybė yra mūsų pačių, ne kažkokių ten dievų ar demonų ar dar kažkokių tai būtybių. Okay. The responsibility is on your side. Nes atsakomybė yra tavo pusėje. Okay. So your actions make your life. Tavo veiksmai sukuria tavo gyvenimą. When you put, for example, say, Gilė. Okay. When you put this gilė into the ground, you will not have pine tree, for sure. Jeigu pasėsi gilę į žemę, tai neužaugs pušis iš to. This is karma. Tai yra karma. Yes, but also karma means something more, because when you do something, you have the effect of something. Bet karma reiškia kažką daugiau, jeigu kažką darai, turi to kažko efektą. But there is also some trace in your deeper consciousness. Bet taip pat yra pėdsakas tavo gilesniai sąmonėje lieka pėdsakas. So that's why people have some habits or addictions. Because when you do something, drink alcohol every day, or drink coffee every day, or smoke cigarettes every day, or make sex every day, they have some habit of doing this. Dėl to žmonės kažką, jeigu dažnai kartoja, ar ten narkotikus naudoja, geria kavą, ar kažką kitą kasdieną, tai tas tam palieka pėdsaką. And slowly, some strong habits, some strong program Iš lėtos is built inside, and it controls your life. Įprotis ir programa, kuri kontroliuoja tavo gyvenimą. And usually people work not on this, from this, conscious decision, but this is impulse. Karma also means impulses. Ir žmonės dažnai veikia ne iš to sąmoningumo, bet iš to impulso. Karma reiškia taip pat tą impulsą, iš įpročio atsiradusi impulsą. So conditioned mind works because of impulses, which means internal, deeply hidden programs. Kondicionuotas protas, tas sąlygotas protas veikia dėl to impulsų, tai reikštų iš tos programos, kuri yra viduje jau sukurta. So this is also, we also call this karma. Tai mes irgi tai vadiname karma, kas iš esmės reiškia stiprus įpročiai. And when you practice meditation, you can experience, you have this double experience. Kai praktikuoji meditaciją, tada gali turėti dvigubą lyg patirtį. So from one side you can experience more and more clearly this karma, which is this conditioned mind, which appears like thinking, like compulsive thinking about some things. Okay, emotions, desires, anger. Kondicionuotą protą, kuris pasireiškia kompulsyvių mąstymų apie kažką, tai apie kažkokie troškimai, pyktis, besikartojantis tokios mintis. But at the same time you can experience this unconditioned aspect of your mind. Bet kartu gali patirti tą nekondicionuotą, nesąlygotą aspektą savo proto. This original light.
tą originalią šviesą, which is not covered, you know, which is not limited by this karma. kuri nėra apribota šitos karmos. So that's why our teacher used to say, the Sansang Sungsan, more karma, more dharma, more karma appears. Mūsų mokytas Sungsanas sakydavo, kuo daugiau dharmos, tuo daugiau karmos irgi pasirodo. Which means that this is double process. Nes tai reiškia, kad tai yra dvigubas procesas. The more you practice, of course, the more light is in your life. But Kuo at the daugiau same time, praktikuoji, tuo daugiau you can šviesos see tavo gyvenime. how your demons, you know, how these habits, conditions, But still try to control your life. Kartu galėjai vis aiškiau matyti irgi, kaip tavo demonai vis bando kontroliuoti tavo gyvenimą. Okay, so that's why meditation is the process of learning. Taigi meditacija kartu yra mokymosi procesas. You have more and more clear insight into your mind. Taigi tu vis turi visai didesnį įžvalgą į tą savo protą. But at the time you discover this unconditioned nature, this full of light, you know, this is the pure light. Tai Sometimes it is called benign consciousness, this absolute consciousness, clear mind. Taigi tu kartu patiri tą nekondicionuotą protą, tą aišku į protą. So, but you know, coming back to your question, you don't have to believe in anything. Grįžtant prie tavo klausimo, tai tikrai neturi į ką nors tikėti aplamai. So Zen and Buddhism invites you to experience. Zenas ir budizmas kviečia tave patirti. You must check for yourself. Turi pasitikrinti pats savo. We just teach people here mindfulness and awakening. Mes čia mokome žmonės sąmoningumo ir budrumo. Which means look inside and see clearly. Kas reiškia žiūrėk į vidun ir matyk aiškiai. But you don't have to believe. There is no dogma. Bet nebūtina tikėti, nėra jokios dogmos. You know, once Buddha was teaching for a long time on this earth. Buddha mokė ilgą laiką šioje žemėje. And he was usually attended by his closest student and cousin. He was his cousin, in fact, Ananda. Ir jam padėjėjas būdavo tas artimiausias studentas ir kartu jo pusbrolis Ananda. And Buddha asked Ananda one day, Ananda, you have been listening to my teaching for a long time. Do you believe in my teaching? Ir Buddha kartą paklausė Ananda, tu mano mokymų klausaisi jau ilgą labai laiką, ar tu tiki mano mokymais? And Ananda said, no, Lord, I don't believe in your teaching. Ir Ananda sakė, ne, aš netikiu tavo mokymais. And Buddha said, wonderful, Ananda. Buddha sako, nuostabu, Ananda. You shouldn't believe in my teaching. Neturi tikėti mano mokymu. I don't teach you. I don't teach you to believe. I don't want you to believe in my teaching. Aš nenoriu, kad tu tikėtų mano mokymu. I only encourage you to have your own experience. So finally you must have your own Aš experience. skatinu, kad turėtum savo paties patirtį ir galų gale. Okay? So I think this is the power of Buddhism. Tai yra, ko gero, iš tikrųjų tikroji budizmo jėga. Okay? That it is so open. Nes kadangi tai yra labai atvira. Okay? We have many supporters around, you know, these robes, these teeth. Mes turim daug padėjėjų čia, drabužius, kažką, Budos statulė, forms, bows, formas, sitting, you know. But there are supporters, you know. Bet jie yra tik padėjėjai. You know, they help us Kažkiek clarify, padeda mums to understand ourselves. Aiškiau suprasti pačius save. You know, to understand ourselves. If you don't understand yourself, you are slave. Jeigu tu nesupranti savęs, esi vergas. If you understand yourself, you are free. Jeigu supranti save, esi laisvas. So that's Buddhism. Tai ir yra budizmas. Okay. Ignorance means slavery. Neišmanimas reiškia vergovę. You know. Enlightenment means freedom. O nušvitimas reiškia laisvę. And then this is the most important quality of human being can appear.
tada ta pati svarbiausia kokybė žmogiškos būtybės gali atsirasti. So our teachers and Master Sung San used to say sometimes, human beings are already Buddhas. Mūsų mokytojas Denmetsas Sungsanas dažnai sakydavo, žmonės yra jau Budos. But sometimes he used to say, human beings are #1 bad animals. Bet kartais jis sakydavo, žmonės yra numeris 1 blogi gyvuliai. So what is truth about human being? Taigi, Buddha or #1 bad animal? Kasgi tada tiesa, ar tai kas yra tiesa apie žmogų kalbant, ar tai jis Buda yra, ar numeris 1 blogas gyvulys? Which means you have a choice. Tai reiškia, kad turi pasirinkimą. If you use these tools which Buddhism, Zen gives you, you have a good chance to make right choice in your life. Jeigu naudoji tos įrankius, kurių budizmas tau duoda, gali išmokti daryti teisingus pasirinkimus savo gyvenime. Look around, human beings are completely crazy. Apsidairyk aplinkui, žmonės visiškai išprotėję. We have a lot of love for each other, okay? Now this nice atmosphere. Mes turime daug meilės vienas You can kitam. see only bodhisattvas around. So how come that these human beings at the same time can go to other beings? You know, they are not different from us. Mes matom čia So what tik is tai this white mes animal inside? Beware of this white animal. You gražiais. must find correct way. Čia esame bodhisattvas, bet staiga matom, kad aplinkui galima matyti vien bodhisattvas, bet staiga bodhisattvas eina ir šaudo vieni kitus. Ir mokytojas sako, būk atidus to laukinio gyvulio, kuris yra galbūt tavys naudžiantis. So that's why in Zen Master Sung San's teaching there is this double way, double teaching. Todėl tas dvigubas Zenmetsio Sungsano mokymas, kad tu esi Buda, You can become easily #1. bet gali labai greitai tapti numeris 1 blogų gyvulių. So what is your choice? Taigi koks pasirinkimas? More question? Daugiau klausimų? It's more my small eye Okay. entertains. Okay, no chaos. problem. So, what time is? I think it's enough for today. 29. Oh, yes. Jeigu if some last question, then Yes. gal Some last paskutinis question? gal klausimas, jeigu dar kažkam labai svarbus, galima So užduoti. maybe our professor. Aš tokį turiu klausimą, bet nežinau, kaip paklausti. Bandykim. Tai, kada žmogus, kaip sako, mokytojas gali savo esmę suprasti. Tai jinai gali skirtis nuo to, koks jis buvo prieš tai. Gal mokytojas iš patyrimo žino, kadangi jis daugiau praktikavęs, ar tai nėra ar tampi kažkuo kitu, ar vis dėlto išlieki toks, koks buvai. Yeah, if you understand your true essence, yes, by practicing, is it that you discover something different than you were before, you stay the same as you were before? Kitaip tariant, ar tu iš tikrųjų lieki to pačiu žmogum, ar ne? Ar tu pamatai kažką kitą, kai tą savo tikrąją esmę pradedi Stay the same in principle, or it's totally different when you attain your true essence? My name is Andrzej. Okay. Can I do something for you? Can I do something for you? Aš esu Andžejus, kad aš galiu ko to nors padėti. Padėti? Nebūtinai padėti, gal papasakoti. Papasakoti. Maybe not necessary to help, but to explain. Okay, so that's all. My name is Andrzej. Can I do something for you?
Mano vardas Nu, bet Andžejus. gerai, bet iš kur tada mokytojas žino, kad jo vardas Andžejus? But how you know that your name is Andžej? I don't know. You know, I just... Tai kodėl jis man sako? So why you say? People tell me that I'm Andrzej, you know, so I this Why you say your name this is is my habit, okay? I'm Andrzej. Mane sako, kad aš Andžejus ir tai tapo mano įpročiu. Tai va, tai aš ir tą norėjau paklausti, kadangi mes gyvenime atliekame labai daug funkcijų. In life we do many functions. Vien ateiti į šitą susitikimą reikia nuspręsti, atvažiuoti, turėti laiko, būti ir kaip vat... Aš dabar pavargau. Tai pabaigime. Ir kai žmogus, aš suprantu, kad tas bemąstymas, kaip sakyti, savęs, kas aš, nežinau, yra mąstymo stabdymas, yra to funkcijų visų gyvenimiškų kaip ir ribojimas. Ir vis tiek, aš manau, išėję iš susirinkimo mes turėsime galvoti, kaip nukeliauti atgal. Ir vėl įsijungs tas įpročių, kaip sakė meistras, įpročių. So like I start to get the question. Tai čia labai ilgai. Like coming here, you say you have to get your essence. You have to put down your thinking. Yes, Yeah. like you put down your thinking, get your essence. But after you finish here, you have to go out, and again you have to function. This mind starts to function. You have to at least to find way home, and you must return to your habits. You know, you play violin, beautiful. You must return to yes, your habits. you play violin. Okay. How do you do it? This is habit. How can you do such complicated difficult things? Yes, so they don't Many know. people say you play very, very wonderful. Yeah. Oh yes, I don't know. I just do. Only play. Just play. You say I just play. You are Yeah. Andrzej. I don't know. You are Yes, I don't know. You know, just I'm Andrzej. But if you are not Andrzej, you can't help me. I say help you without being Andrzej. Like Andrzej, you can. Yes. Okay, I understand a little bit your doubts, okay? Suprantam abejonę tą. Kažką jau. You know, inside everybody has some wisdom. This wisdom is more intuitional than intellectual. Viduje kiekvienas turi tam tikrą išmintį, kuri yra labiau intuityvi negu intelektuali. So our practice is to believe and to realize, to see this light of this internal wisdom. Mūsų praktika yra, kad realizuoti ir matyti tą šviesą vidinės išminties. The problem is that the eye of this wisdom is closed. Problema yra, kad tos akis, tos išminties yra užmerktos. So that's why we practice this substance, which means wake up. Dėl to mes ir praktikuojam tą substanciją, kuri kas reiškia atsibus. Because our thinking, our checking, our desires, our delusions keep this eye closed. Nes mūsų mąstymai, iliuzijos, troškimai laiko tas akis užmerktas. So when you practice this substance, before thinking, this eyes opens. Ir kai praktikuoji tą substanciją, tą priešmąstymą, tai tos akis ir atsiveria. This curtain which stops your seeing, it goes up. Šitas uždanga, kuri trukdo tavo matymui, pasišalina. Then you can see clearly everything just as it is. Tada gali matyti aiškiai viską taip, kaip viską labai aiškiai taip, kaip tai yra. And this wisdom shows you the best way you act every moment. Ir tada parodo geriausią veiklą, kelią, ką daryti tą momentą. The best playing is from non-thinking, yes? Geriausias grojimas yra neišmąstymo. Yeah, yes. Automatic. Yes, yes, automatically, but at the same time, you know what to do. Automatiškai, bet kartu žinai, ką daryti, tampi vienu. Turi tą žinojimą. So there is no how, you know, if substance, how to do these things. No, they are substance, which means that everything becomes very clear.
Substancija tai nereiškia, kad pradėt galvoti, o kaip aš turiu daryti tos visus dalykus. Ta substancija reiškia, kad viskas tampa labai aišku. So becoming one, perceiving and acting. Taigi tapimas vienu, suvokimas ir tada veikimas, aiškiai viską matant, aiškiai suvokiant. Okay. So, you know, in fact, I use this comparison many times, you know. Dažnai naudoju tą tokį palyginimą. So, Dorota heard this many times, Dorota jau daug but you know, I use very often this example. Aš rodo šitą kaip pavyzdį. For in Zen we say put it all down. Zen mes sakome padėk į šalį. Put your thinking aside, put down everything, become really one. Padėk į šalį mąstymą ir visą tą vienu ir grįžk į tą tuštumą. You know, and this is the same like with your palm. Tai tas pats kaip su savo, tai kaip su tavo delnu. For example, when you keep something in your palm, kai laikai savo rankoje labai stipriai dėmė kažką, you cannot use your palm. Negali naudoti savo to delno. Okay. You can use, somebody asks you, could you bring me some tea? And you say, no, because my hand is busy. Ar gali man padaryti arbatos? Ne, negaliu, nes mano ranka dabar labai užsiėmus. Somebody will ask you, can you help me to wash dishes or carry this heavy bag for me? No, because my palm is busy. Ar gali padėti kažką, panešti kažkokį sunkų krepšį? Ne, ranka dabar delnas užsiėmęs. Which means when your palm keeps something strongly, it loses its flexibility and creativity. Tai reiškia, kai tas delnas rankoje laiko kažką labai stipriai, tai praranda savo lankstumą. It's the same with your mind. When you keep something strongly in your mind, kai kažką tvirtai laikai savo protę, it is completely useless. Jis tampa kaip visiškai nenaudingu, negali reaguoti į tai, kas vyksta. And you cannot react according to the needs of this world. Negali veikti sutinkamai su to momento poreikiu šiame pasaulyje. Only when you have the courage to put down, tik tada, kai turi drąsos becomes empty. Padėti šalį, tada delnas tampa tuščias. But at the same time ready to act. Ir kartu pasiruošęs veikti. Piano, maybe wash dishes, gal groti, gal išplauti indus, gal kažkam padėti. Your hands can do everything because they are empty. This is the power of empty mind. Daryti tai, ką reikia tuo metu daryti. Tai yra ta jėga Only empty tuščio hand proto. has power. Tik tuščia ranka turi tą galią. Has this original creativity, has this wisdom. Turi tą originalų kūrybingumą ir tą išmintį. Only when empty. Tik tada, kai tuščia. Mind also, when it becomes empty, it becomes really wise, tai tampa tikrai išmintingų ir kūrybingų. Can only recognize the correct situation, relationship and function and find the best way of life. Ir tada gali atrasti tą teisingą situaciją, santykį ir funkciją, teisingą veiksmą šiame gyvenime. Okay, so coming back to this, as you said, substance, okay? Grįžtant prieš to substanciją. Means just put down. Reiškia tik padėk į šalį. Come back to emptiness. The substance is original nature of your palm. Originally, the nature of your palm is being empty. Tavo delno originali prigimtis yra būti tuščiu. Then correct application of this palm. Tada teisingos panaudojimas to delno atsiranda. Okay? So in this don't know is really, super knowledge, I would say. Šitame nežinau yra, galima pasakyti, super žinojimas iš tikrųjų. Okay? In this don't know, it is clear light, This don't know is like light. Šitame nežinau yra aiški šviesa lyg virš galvos. Gali matyti aiškiai prieš save savo kelią. It is intuitional, it's difficult to understand. Tai intuityvu, tai tiesiog tai suprasti vien protu gan sudėtinga. But when you experience this, it becomes so natural. Bet kai patiri tai tampa taip natūralių dalykų. I'm also music lover. Aš irgi esu muzikos mėgėjas. But I tend more to jazz. Bet man labiau patinka džiazas. And one of my favorite musicians is piano player Keith Jarrett.
Mano vienas mėgstamiausių muzikantų yra fortepijono pianistas Keith Jarrett. And he was, from the beginning of his career, he became unsurpassed improviser. Ir He was very famous. Neprilygstamas improvizuotojas, jis labai garsus buvo. So there are a lot of good concerts, you know, the most famous, the Köln concert, but he played only in Vienna, in La Scala, you know, in many wonderful places. It's really amazing. And when he was young, he started to play in some jazz clubs. Kai buvo jaunas, pradėjo groti kai kuriuose džiazo klubuose. But at the same time, the king of the jazz scene was Miles Davis. Bet tuo pačiu metu karaliumi džiazo scenos buvo Milesas Davisas. Who was not only very good player, but first of all he was good listener. You know, to be good player you must be good listener. Buvo ne tik geras grojikas, bet geras klausytojas, kad gerai grotų, turi būti labai gerų klausytojų. So he liked going around these jazz clubs and, you know, sit by the table in the corner and listen what people are playing on the scene. Jis mėgdavo lankyti džiazo klubuose ir sėdėti kažkur kampe ir klausyti, ką žmonės groja scenoje. At one point he met Keith Jarrett, you know, he saw his playing and he was amazed. Vieną kartą išgirdo tą Keithą Jarrettą grojant ir buvo sužavėtas. And from the time on he frequently used to go to hear him. Ir nuo to laiko vis dažnai ateidavo paklausyti jo. And Jarrett describes this situation, recalls this situation, and said that one night after he finished his playing, Miles Davis approached his table and sat in front of him. Ir Keithas Jarrettas prisimena, kad vieną vakarą, kai jis baigė groti, Milesas Davisas atėjo prie jo stalo ir priešais atsisėdo. And asked him, you know, how can you do it? Ir paklausė, kaip tu tą gali padaryti, kaip tau pavyksta tai padaryti. And Jarrett said, what? Ir Jarrettas paklausė, ką? You know, play out of nothing. Groti šiaip savo kaip iš niekur. Then Jarrett said, I don't know, I just do it. Jarrettas pasakė, aš nežinau, aš tiesiog tai darau. It sounds like Kwanum teaching, yes? Skamba kaip Kwanum mokymas. I don't know, I just do it. Aš nežinau, aš tiesiog tai darau. Yeah, so this is the mystery, you know, when the spirit, your original nature is awakened. Tai yra kaip mistika, kai tavo tikroji prigimtis atsibunda. Just trust it. Tiesiog tikėk tą. You don't have to know this. Nereikia to žinoti, ta prasme, proto prasme. Okay. So, is that all for tonight? Ar jau klausimai baigėsi šiam vakarui? Okay, so I have big kongan for you now. Aš turiu dabar jums didelį konganą. So, every time somebody asks then Master Joju, Kas kartą, kai kas klausdavo dėl Maestro Joju, any kind of question, bet kokį klausimą, so he used to answer, go and drink tea. jis sakydavo, eik išgerk arbatos. So, what is the meaning of this? Kokia yra to prasmė? So, let's go and drink tea, yes? Taigi dabar Thank you for this meeting. eikime ir išgerkime arbatos, ačiū už šį susitikimą.